Nu, sveiki, draugai, bendraminčiai ir kiti internautai. Žiūrėkit, kas čia. Matosi spalva prieš šviesą. Aha, pagaliau po pusės metų. Istorija, kaip įgavau šitą lapą, čia toj pat, bet kai pažiūrėsit, irgi neišjunkit, dar turiu kai ką papasakot. Oi, kaip sunku filmuot po pertraukos, bet nėra kito pasirinkimo, tik tai užsibaigti tą projektą su Castaneda. Kiek galima rinkti dulkės, Turim medžiagų, turim laiko, reiškia turim ir kontento. Tai jau pasižiūrėjau iš anksčiau, kaip čia galima primontuoti tos numerius prie galo. Manau, tą plokštelę seksiu prie šitų varžtų. Čia kažkaip ateis 2 juostos iki čia. Iki va čia, jeigu užteks laido. O čia jau kažkiek yra minimaliai palikta. Turėtų daeiti iki tenai. Tai darom. Va. Nu va ir manau kažkaip šitaip stovės. Tik tai klausimas dabar montuot ant tų pačių šūdų, kur posūkiai pritvirtinti, ar gal montuot prie šito esamo laikiklio. Bet jeigu dėsi per čia, tai neužteks laido. Kas čia tik tai kuro jungiklis užpuvęs visas užrūdėjęs. Ai, man atrodo, montuoju lauk tą seną laikiklį. Niekas čia jo nepasigės. Всё. Kaip švariai atrodo be tų numerių. Čia tą laidą spaudžia. Va. Ir prasiveda čia į viršų, va kaip gražu. Realiai kitokio atstumo galima tuos numerius uždėti. Gerai, svarbiausia yra laido, nereikia karpydą junginėti. Ok, tai montuosim prie šitų, bet čia nebelikia jau tos rėgio. Pasižiūrim, kokie jie ilgio. Va, tokį bad boys, bet trumpokį. Bet pasikuičiau tarp atsarginių detalių, radau per tiek ilgesnį. Tai per tą metalo plokštelę kaip tik čia datenka. Tai ką dabar reikia daryti skylę, ne? 7. Grąžtą tik 8 turim. Su jais. Netiesiai biškį tas skylė į kraštą. Niekas nemateis. Kažin tą plokštelę išeitų palenkti vienoje vietoje gražiai. Kažkas gavos. Biškį gal per daug atlenkiau. Vienas galas patvirtintas. Teoriškai numeriai norėtųsi, kad kažkur čia būtų, per daug neišlystų. Tai tą plokštelę ją reikia pritvirtinti, kad jinai būtų tokiu maždaug kampu. Ir čia reikės užlenkti. Davai pasigaminam antrą pusę šitos juostelės, bus lengviau projektuoti. Metras. Tai mes jį davai per pusę. Turėtų užtekti atsargos. Toksai boblytas diskas, bet gal neatsidurs akyse. Ką, reikia dar vieną skylę pragręžti, ne? Tai gal šį kartą reikia pamėginti kažkaip tiesiai išgręžti. Nice. Va. 2 chicken strips kokie. Ir čia kažkaip montuosis numeriai. Bet kampas tos plokštelės remiasi tenai, sparną reikia apšlifuoti truputį. Įsivaizduoju tą numerį maždaug čia. Tai tas užlinkimas turi būti už sparno, bet šitoj vietoj, man atrodo, pasižymėti reikia, sulenkti.
Nu, kažkas panašaus, jau dedasi vaizdas. Nu, ką manot? Man tai visai gerai atrodo tas toks mini tarpelis, taip eina ir užsiriečia į viršų kaip koks širšės geluonis tas. Bet esmė yra, kad šitą plokštelį dabar remiasi į padangą, kai nupjausi ją ties čia tas numeris, jisai žemyn pakris. Bet gal išėjęs tenai viršui kažkaip atlankstyti ir dakelt iki čia. Bet tarkim, jeigu hipotetiškai viskas laikytųsi čia, tai skylę reiktų daryti kažkur čia. Pasižymim. Nu jo, kažkas tokio. Nu, ekspertai. Kažkiek boblina tas numeris. Kažin dabar galvoju, važiuosi, dėsi per duobę, tie numeriai žemyn ir padanga, kai suksis, užkabins tą kraštą, viską tik hujakt ir sumals. Reikia kažkaip gražiau padaryti. Nu, kaip ir gerai, manau. Čia šitą palenkiu biškį viršų, kad tiek neklibėtų. Nu, jeigu bus emergency, bus galima kažkaip pritvirtinti, bet labai nenoriu gręžti skylių į sparną. Nu, bet dabar kaip ir adekvačiai. O gal tas likučius kažkaip eitų panaudot. Čia jie buvo padaryti po skylę, tenai įsukti ir tada prie šito kažkaip tvirtinti ir turėtų nebejudėti. Jo, čia gali baigtis katastrofa. Pamėginsiu šitą juodą detalę apverst ir gal kažkaip pakelt, pastumt, nežinau. Tiesiog perdėsiu ir pažiūrėsiu. Ką žinau, lyg normaliai. Tie žalinės, žiūri, jaučiu, reiks perdažyti. Be laidą prikabinsiu šį čia kažkaip per tą tarpelį. Ten irgi gal kažkaip į plokštelę kažkokią čia laisvi sriegiai matosi. Nu, gal pavyks, ne? Mėginam užsiregistruoti technikiniui. Jie turi būti juodi. Yra kažkiek. Nu, man prisikau viską. Laidą truputį prispaudžiau šitoj vietoj ir reikės tikriausiai atleisti, nes degimas įjungtas, spaudžiu stabdį, nereaguoja. Taip, viskas pritvirtinta, nebeprispaustas laidas ties sujungimo, jau pazateškint spėjau ir svarbiausia stabdis. Ką jaučiu, galim registruotis į techą? Dar vienas dalykas, mėginau patiesinti tą vairą, visus varžtus atleisti, pasukti, bet jisai kažkaip ištiesinė ir amortizuoja atgal į dešinę pusę ir galvoju, da fakt, taigi neturėtų taip elgtis. Ir kažkurią naktį atsigaliu į lovą dašuto, kad taigi sparnas kreipia tą šakę. Reikia nuimti sparną, ištiesinti šakę, viską suveršti ir tada sparną uždėti ir bus. Nu, va. Perfekto. Aišku, nieko kito ir nereikėjo tikėtis. Taip, atvažiuojus čia apžiūri visą tą mocą, ties numerį žiūri, kas čia per šūdas, sako, dar nematęs tokios nesąmonės. What the fuck is this piece of shit?
Bet ir visiškai nesiginčiju, bet būčiau turėjęs tokios medžiagos su kampuku, čia viską normaliai eitų pritvirtinti. Į sparną gręžti nenoriu, baisiai atrodys, o medžiagų va turėjau tik taip plokštelę, nu tai taip ir gavos. Geriausia šičia, nu tai kur nėra šito krašto, čia yra užlinkę. Važiuoju Aleksote ir gulinti į policininką, tai visai greitai girdžiu tik tai pum, tą visą kraštą. Gerai, kad neįtraukė visą numerio, ten neužvynioju. Tai ką dabar darysiu, mėginsiu susirasti medžiagų, to kampainio, kampuočio, nežinau kaip jį pavadinti. Ir tada konstruosim iš naujo, kas belieka. Nebenoriu. Stovi čia tas motociklas jau mėnesį, ieškojau medžiagų, su kuo būtų galima pasidaryti, susiveikiau metalo visokio, pagaliau susiradau išskelbinį, nes šitas nelabai patinka nei man, nei technikiniai. Atsivežiau svarkę iš kaimo, pagaliau užkursim seną draugą, jeigu jisai dar gyvas. Nevirinau kokius 4,5 metų, tai pasimkit popkornų, bus įdomu. Bet iš pradžių gal dulkės reiktų nusivalyti, ne? Nu, pamėginam. Jeigu kam įdomu, kaip atrodo jisai nurengtas, tai va, reikėjo šitą 220 laidą priveržti. Cool, ne? Gerai, mocas vietoj, svarkiai paruošta, dabar reikia šitą šūdą nusimontuoti. Ar galvoju paimti, nupjauti šito kampą? Įsukti į tenai, kur laikos tie kiti. Tada privirint, kad kažkaip šičia kampu laikytųsi. Išeitų tą juostą, čia dar kažkaip galiuką vieną. Kažkas gausis, ne? Numėginam, kas belieka. Jūs čia vargšai visą vasarą sėdit prie kompo, neturit ką žiūrėti, ne? Nu, tuoj ta serija bus. Pem, 4. Ei. Gražu. Tai kad kažko nelabai telpa, kas žinia bus koksai čia šūdo rankis padaręs. Opa. Gerai. Ką dabar? Taip, dabar kokiu kampu nupjauti šitą šūdą. Ir kaip jisai čia išeis. Ar jisai taip eis? Ne, tikrai netiesiai į ratą. Man ties čia, kur nykštys nupjausiu ir bus numeriai. Techui sueis. Man atrodo, po techo vis tiek ten montuosi, kur buvo šonė, nes žymiai geriau atrodo. O dabar tegul tik tai, kad praleistų. Nu, papjoviau šito kampą. Čia kaip pridedi. Kaip ir tinka, ką nusižiūrėjau. Tai ką dabar virint reikia, ne? Kaip nenoriu. Nu va, šitus du sudėjus kažkas tokio kaip ir gaunasi. Nu tai ką, segam, ne? Slay. Ok, tai dabar trumpai apie tai, kas vakar įvyko. Pasiruošiu medžiagas virinimui, įsijungiu kempo režimą su savisaugia viela, prisijungiu masę, pridedu vielą, spaudžiu knopkę tokią mini kibirkštytį
ir viskas, okei, nusikirpu vielos galą, pasilieku ten, kad vėl būtų galima virinti, dedu vėl tas pas mini tokia. Okei, fuck it, neina. 3, 4 kartą. Ir okei, galvoju, iš 5 karto gal palaikysiu ilgiau truputį tą knopkę, gal įkais vėla, pasidarys tą arką, viskas ten eis. Ir paspaudžiu, laikau, bam, automatai. Ne tik mano garažą, bet viso komplekso. Įsijungiu, gal turiu vėl elektrą, great success. Ir suprantu, kad nieko nebus, reikia varyti iki draugo, kur yra geresnis įvadas pas jį garažę. Okei, atsivežu kempą, jungiam į elektrą, jungimo knopkę, bats, vėl kažkas sprogo kempo viduje, išmušė vėl automatus. Sakom, fuck it, pamėgina vėl įjungt, gal įsijungs. Lyg kaip ir viskas veikia, bet kempas daug elektros ėda, geriau virint su elektrodu, tada mažesnė srovė, agės. Ir jungiu iš migo režimų į ark, bats, vėl kažkas viduje ir viskas, nebeįsijungia kempas. Nu tai ką, traukiam tą jo Parksaido gerai, šiaip stumio ant Lidlo įrankio iki kol atsidūriau pas tokiai situacijai, kad reikia man jų pagalbos ir išgelbėjo Lidlo įrankiukai. Šalia. Tai kadangi neturi patirties su elektrodais, šitą siūlį iš pradžių draugas prikabino, kaip ir pusė velnio. Ir tada mano, kas čia tik tai, eik. Čia net nesukibė. Nu, fuck it. Ir tada šitą galą, kad šitas suksis prie numerių, naudojam va šitą plokštelę. Tai maladės, dėkui. Nebūčiau be tavęs išsivertęs, žinok. O pats Kempauskas, tai va, tik tai jungimo knopkiai veikia. Visas dead. Kem 7. Va čia 5, ne 8 jau. Nu, ir kaip čia atrodo, saldainis tiesiog. Tik tai atrodo gal mažas atstumas tarp rato ir numerių. Mėginsiu va šitą dalį apverst, kad aukščiau stovėtų, nagi pažiūrim, kaip atrodys. Ką žinau, atrodo tai tragiškai, bet man da paizdai, kaip atrodo, svarbu techas mane praleistų. Nu, davai, iš 3 karto gal paeis. Tai ką, užsiregistruojam, išsimiegam ir važiuojam, mane. Tomorrow. Žiūrėjau vakar senus video, pastebėjau, kad vis pamirštu jums atsosą. Tai va. Hup. 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 ASMR. Gerai, biškį gazo. Nugi mėginam. Nu čia dabar. Dvylika pem 5. Ko tu čia užjuojas? Pakrovėjas rodo iki 8 nukrito. Bet kodėl tu nenori užsikurt? Iki techo likę 15 minučių.
Pizda. Nu ką, vieną paskutinį. Yra vienas saugiklis ir jisai kažkoks pasilydęs, nejasnas, bet matau, yra kitas 30, gal su juo sukeitus būtų viskas gerai. A, jo, čia atsarginis. Nu, please, baby. Aš taip tavim tikiu. Dar biškį eteriu. Kodėl tu taip darai? Gražiai gyvenom, nelabai gražiai. Nu, kibirkštis yra. Tai ko tu nesikuri, pizda tu? Jeigu ką, tai techą jau seniai prajebal. Prieš 15 minučių jau turėjau tenai būti. Bet tiesiog gal sportinio intereso žiūriu ir išeis. Girdėjau. Brrr. Nu, pizda pasiduodu. Šitam cilindrė yra kibirkštis, šitam irgi yra, bet kai išsakau žvakę, jinai buvo šlapia, benzinuota, tai ką tai gali reikšti, gal pakomentuosit. Tai techą jau seniai prajebal, turėjau prieš pusvalandį būt, nebeužkuri, nežinau, einu namo. Ką daugiau bedarysi. Galvojau, praeisiu techą ir įkelsiu seriją, viską viename, bet man atrodo galiu editint, kelt, nes dar nusimato, kad turėsim reikalų. Taip, tenai buvo penktadienis, dabar yra pirmadienis, palikau kraut per visą savaitgalį. Pažiūrim. 13,38. Okay. Degimas, siurblys veikia, duodam biškį eterio. Oh, baby, come on, please. Varau registruotis technikiniui, išsiimti leidimą dienai ir tikėkime, jis užsikurs antrą kartą. Nu, per kančias į žvaigždės, ne? Aš irgi taip sakau. Ką turiu papasakot, tai kad prižadėjau šią vasarą dar bus vienas dėdo video, jisai va čia ir yra. Bet čia tikriausiai yra paskutinis dėdo video. Kodėl? Nu, yra dvi priežastys. Viena iš jų yra ta, kad vis dar nemoku remontuoti motociklų ir mokymosi procesui tikrai nepadeda filmavimas. Būnu išsiblaškęs, įsitempęs, skubu. Pažiūrėkit, visos klaidos ir yra dėl išsiblaškymo ir dėl skubėjimo, ne? Tai noriu labiau su pasitikėjimu išmokti krapštytis prie tų motociklų. Ir antra priežastis yra, ko gero ir pagrindinė, tai kad išsikraustu į kitą miestą. Neturėsiu prieigos prie savo garažiuko. Nežinau, gal gausiu kitą garažą. Ar bus antras dėdo sezonas? Nu, nežinau, čia priklauso nuo jūsų. Patiko video, nusiųsk draugeliui. Palaikink, pasubscribink kanalą. Pažiūrėsim, gal užkabinsit ir toliau kurt. Kas dabar? Nu, dabar važiuosiu į garažą, mėginsiu išsiaiškinti, kodėl ką tik užvirė akumuliatorius kastanedos. Jau baigė virt, jau gerai. Tai va, dar neatsisveikinu, gal dar grįšiu, bet jeigu negrįšiu, tai paaiškinau dėl ko. Tai ką, sėkmės gerovės jum ir viskas.